Sveiki, kompiuterių monitorių apakintieji. Aš Augustė, o čia kino naujienų laida 25 kadras. Kaip visada sklidini jaunatviško entuziazmo ir motyvuoto optimizmo, bandome jūs sudominti dar nespėjusiamis pasenti kino naujienomis. Sveiki atvykę į franšizių amžių, nes jeigu filmas sėkmingas, jam dievaži reikalinga priešistorė, tęsinys ir bent 3 soliniai veikėjų filmai. Šį modelį taiko Marvel, DC Comics, Star Wars kūrybos direktoriai. Nuo mados atsilikti nevalia, garsiai pamastė Hario Poterio sumanytai ir štai prieš mus nauja franšizė. Pasimetėt? Nieko, tuoj viską paaiškinsiu. Taip, Hario Poterio istorija pasibaigia. Tačiau kasgi mums trukdo papasakoti apie tos mistiškus laikus, kai berniuko, kuris išgyveno, dar net nebuvo šiame pasaulyje. Aiškiau? Ne? Gerai, aiškinu toliau. Dar praėjusiais metais Warner Brothers pranešė, jog bus ekranizuojama 2001 metais pasirodysi J.K. Rowling knyga Fantastic Beasts and Where to Find Them. Hario Poterio visatoje tai nedidelės apimties magijų zoologijos vadovėlis naudojamas Hogwartse, kurio autorius buvo Newton Artemis Fido Newt Scamander. Kadangi ši knyga siužeto neturi, Rowling apsiėmė nuo nulio sukurti scenarijų, kurio pagrindiniu veikėju ir taps Newt Scamander. Anot jos, istorija prasidės Niujorke 70 metų prieš Hario ir kompanijos atvykimą į magijos ir burtų mokyklą. Nors kol kas filmas neturi nei režisieriaus, nei oficialios aktorių komandos, bent jau žinome, kiek ilgai truks širdį draskantis premjeros laukimas. Neseniai buvo patvirtinta, kad kino teatruose šį stebuklą išvysime Hario Poterio franšizei sėkmingą lapkričio mėnesį, 18 dieną 2016 metais. O dabar laikas mano asmeniniam fangirl momentui. Pastaruosius keletą mėnesių nieko nebuvo girdėti iš Batman vs. Superman filmavimo aikštelės. Ir čia, tarsi niekur nieko, be jokių perspėjimų, Zack Snyder ima ir tieškia mums tokį epinį kadrą. Jetau, kaip gražu. Iš kur mes tokie užtikrinti, kad kadras oficialus ir tikras? Jį paviešino pats filmo režisierius Zack Snyder savo asmeninėje Twitter paskyroje. Na, o pačioje nuotraukoje galime pamatyti naują Batman transporto priemonę, kuri akivaizdžiai skiriasi nuo Christopher Nolan trilogijoje matyto Tumbler. Ir, žinoma, daug pasipiktinimo bei apkalbų sulaukusią naują žmogaus šikšnosparnio reinkarnaciją. Ben Affleck. Iš jo tvirtesnio sudėjimo, solidesnės ir grubesnės išvaizdos nesunku nuspėti, jog kūrėjai buvo stipriai įkvėpti Frank Miller komiksų stilistikos. Šitas Batman nemažai skirsis nuo Christopher Nolan ir Christian Bale versijos. Ten Bruce Wayne buvo jaunatviškas, elegantiškas ir šiek tiek arogantiškas, tiek kasdienėme savo gyvenime, tiek kovojant su nusikaltėliais. Snyder ir scenaristo Kevin Smith variantas artimesnis komiksui The Dark Knight Returns. Čia Batman nemažai jau gyvenimo sunkumų patyręs, gerokai išmintingesnis ir galbūt šiek tiek sumanesnis. Tačiau kiek detalių bus panaudota iš Miller komiksų, kiek bus originalių elementų ir kiek bus pasinaudota šiuo metu pasirodinčiais komiksais, atsakyti kol kas negalime. Esame tikri, kad filmo premjera įvyks 2016 m. gegužės 6. O dabar kyla toks klausimas. Kokia jūsų nuomonė apie naujai labiau bodysuit nei šarvus primenantį kostiumą? Nesidrovėkite palikti savo komentarų apačioje. Naujas kapitonas sėda prie Enterprise šturvalo, brangieji. J.J. Abrams apsiėmus dirbti su Star Wars pasauliu, kilo nemažai kalbų, kas galėtų perimti Star Trek franšizę. Didžiausia tikimybė buvo, jog kuris nors buvęs Abrams komandos narių taps Star Trek 3 režisieriumi. Ir žinot ką, mėlyje internautai? Jūs stulbinančiai teisūs. Šios pareigos atiteko Roberto Orci, tačiau industrijoje jis geriau žinomas kaip scenaristas, daugiausiai dirbęs duete kartu su Alex Kurtzman. Dabar prieš keletą savaičių išsiskyrus kūrybiniam tandemui, Orci ganėtinai rimtai užsiėmė savo solinę karjerą. Šiuo metu jis kartu su keletą kitų scenaristų jau rengia scenarijų naujai Star Trek daliai. Be abejonės čia jam patirties netrūksta, bet faktas, kad šis filmas bus Roberto režisūrinis debiutas, tikrai gali priversti gerbėjus sunerimti. Juk ne visi scenaristai tapę režisieriais buvo tokie genialūs kaip Tarantino, Fellini ar Whedon. Tačiau Orci filmografijoje ne vienas holivudinis blockbusteris. Tai ir Transformerių, ir Žmogaus voro scenarijai. Tad ramu, jog šis žmogus jau dirbęs su didelio biudžeto nuotykių filmais. Kol kas kūrybinė komanda daugiau informacijos mums apie trečią Star Trek dalį neatskleidė, nors sklinda tokios kalbos, kad aktoriai Chris Pine ir Zachary Quinto tikrai grįš į filmavimo aikštelę.
Pasiekėme laidos segmentą, kuriame kompetentingai jums patarėme, už kokį kino filmą jums derėtų mokėti savo sunkiai uždirbtus pinigus ir džiaugtis jo didybę kino ekranuose. Šią savaitę turbūt labai jūsų nenustebinsim, pasakė, marš į kino teatrus žiūrėt Godzilla. Didingi vaizdai, epiniai specialieji efektai ir Bryan Cranston. Na, kuo daugiau jūsų mažos širdelės gali trokšti? Jau nekartą ekranizuotas pasaulio siaubas grįžta į didžiuosius ekranus gegužės 16 dieną. Tai tiek naujienų šią savaitę. Su jumis buvo kino naujienų laida 25 kadras. Ir turbūt jau nerasiu geresnio laiko šitam atsisveikinimui. Live long and prosper.